Aš nusipirkau 5 senovinių artefaktų staigmenų dėžes iš tamsiojo interneto. Šiose dėžėse yra artefaktų iš viso pasaulio. Taigi, kas tiksliai jose yra? Nesu tikras. Bet atsižvelgiant į tai, kad šios dėžės atkeliavo iš tamsiojo interneto, čia gali būti dalykų, kurie yra neįtikėtinai brangus arba neįtikėtinai nelegalūs. Taigi, turime daugybę dėžių, nuo pigiausias iki brangiausias, ir mes jas visas iš eilės atidarysime. Tai kiek tu išleidai viskam? Nedaug, gal kokius $10,000, bet viskas gerai, nes viską gausime ir dar uždirbsime. Pirmiausia, atidarome mūsų pigiausią staigmenų dėžę, kainavusią vos $1,000. Viskas, ką tikrai žinau apie šią dėžę, tai kad jie atkeliavo iš Mianmaro, šalies garsėjančios neįtikėtinai retais fosilijomis. Taigi, kas žino, kas gali būti viduje? Kai pradėjau atidarinėti dėžę, buvau nepaprastai susijaudinęs pamatyti, ką joje rasiu. Ir kai galvoje sukosi įvairios galimybės, atidariau dangtelį ir supratau, kad mano svajonės apie lobį galėjo išsipildyti. O dieve, vaikinai. Taigi, atidarėme dėžę ir pirmas dalykas, kurį pamačiau, buvo kažkokia užrakinta dėžutė. Tad atidarykime ją visiškai ir pažiūrėkime, ką gavome. Tai pirmas dalykas gulintis ant visko šioje dėžėje ir atrodo, kad tai kažkokia užrakinta dėžutė ir taip, nesistebiu, kad ji neatsidaro. Ar čia yra raktas? Na, atrodo, kad seife gali būti kažkas, bet man nepavyksta rasti rakto. Paieškokime toliau šioje dėžėje ir pažiūrėkime, ar pavyks jį rasti. Eik šalin, plastikė. Ar čia knyga? Taip, tai knyga. Velnias, tai dinozaurų knyga. Varom. Ir čia turime lobį. Manau, mes pagaliau radome lobį, vyrai. Gerai, išverskime viską ir pažiūrėkime, ką turime. Velnias, čia daug visko. Iškart, vyrai, matau milžinišką dantį. Manau, tai dinozauro dantis ar kažkas panašaus. Kad ir kas tai būtų, tai turi būti svarbu, nes jis yra mažame ekspozicinėme dekle. Pažiūrėkime, ar galime... Manau, galime jį išardyti. Ne, tikrai jo nenumečiau ir panašiai, bet pažiūrėkite, vyrai. Esu 99% įsitikinęs, kad tai dinozauro dantis. Įdomu, kiek toks dalykas galėtų kainuoti. Jei kas nors žino, kokio dinozauro tai dantis, parašykite komentaruose ir kiek jis vertas, kad sužinotume, ar atgavome pinigus, ar mane apgavo. Kadangi pirmas mūsų radinys buvo keistas, didelis dinozauro dantis, labai nekantrauju pamatyti, kas yra likusiuose šiuose paketuose. Na, šitas visur ant stalo barsto smėlį ir atrodo kaip suakmenėjusi kaukolė. Oho, tai iš tikrųjų labai šaunu. Jis gulėjo ant stalo, bet tik dabar gerai jį apžiūriu. Oho, visur pilna smėlio. Pažiūrėkite, purva prie jo prilipę. Atrodo, kad jie jį iškasė iš žemės, įdėjo į dėžę ir atsiuntė man, net nenuvalę. Šioje dėžėje nėra jokių identifikavimo detalių, todėl neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Jei jūs žinote, parašykite komentaruose, bet mes įdėsime toliau, nes šis daiktas visiškai išpurvino mano stalą, visų tuo smėliu. Gerai, einame toliau, turime maišelį, kuriame atrodo yra keli paslaptingi daiktai. Nieko daugiau nėra, tik 2 akmens gabalėliai. Gerai, šiame maišelyje turime milžiniškus ryklių dantis, vaikinai. O dieve. Taigi, aš iš tikrųjų žinau, kas tai yra. Tai yra milžiniški megalodono dantys. Tai didžiausias ryklys, kuris kada nors plaukiojo žemėje. Ir jie gyvena maždaug prieš 10 milijonų metų. Megalodono dantis būna visiškai milžiniški. Aš kalbu apie 6 ar 7 colių ilgio visiškai suaugusius dantis. Taigi, žiūrint į šiuos du, galima pasakyti, kad jie dar nėra visiškai suaugę. Bet jie gana dideli. Internete šie dalykai taip pat brangus. Jie kainuoja apie $1,000 už vieną. Taigi, atvirai kalbant, manau, kad vien tik su šiais 2 ryklių dantimis mes jau atgavome savo pinigus už šią pirmąją dėžę. Galiausiai, už $1,000 dėžę turime raktą, kuris, manau, tinka prie seifo, kurį radome. Jį atidarysime vaizdo įrašo pabaigoje. Ir šis keistas suviniotas daiktas. Popierinėme maišelyje turime... Palaukite, kas čia? Pasirodo, tai yra milžiniško šarvuočio šarvo plokštelė iš Pleistoceno arba ledynmečio laikotarpio. Dabar jie tai vadina šarvo plokštele, bet iš esmės tai yra šarvinė plokštelė, kaip ir šiuolaikinių šarvuočių, tie maži taškeliai ant jų nugaros. Tik ši yra milžiniška, nes manau tas padaras buvo mašinos dydžio. Neslėpsiu, tai neįtikėtinai šaunu, bet iš esmės atrodo tiesiog kaip akmuo. Aš tikrai nesuprasčiau, kad tai kažkas ypatingo žiūrėdamas į jį. Pirmąją $1,000 dėžę jau baigėme, tad atėjo laikas pereiti prie antros pagal kainą dėžės šiame vaizdo įraše. $3,000 senovinių artefaktų paslapčių dėžės. Taigi, čia yra senovinių artefaktų paslapčių dėžė, kuri dėl kažkokios priežasties atkeliavo 3 siuntiniais. Na, manau, pradėkime jas atidarinėti ir pažiūrėkime, ką gavome. Gerai, pradėkime nuo šitos, nes, nežinau, man patinka, kaip jie ją supakavo, tai kažkaip įdomiai atrodo. Na, pirmin. Šitaip neveiks. Gerai, dabar turime tikrus įrankius. Velnias,
Galbūt padariau klaidą. Stengiausi išlaisvinti šį paslaptingą artefaktą iš plastikinio kalėjimo, mano galvoje sukosi visas galimos mintis apie tai, ką tuo jau atrasiu. Su tokia keista forma ir keista pakuote, man patinka tikimybė, kad tai bus kažkas tikrai beprotiško. Gerai, galbūt šiek tiek suklydau. Panašu, kad netyčia peiliu įpjoviau, kas čia viduje. Bet tiesiog sakysime, kad taip jau buvo, tiesa, vyrai. Į ką aš čia iš vis žiūriu? Kas tai yra, vyrai? Turime kažkokį medinį pagaliuką. Ar tai lankas ir strėlės? Tai strėlės. Tai tikros akmeninėmis galvutėmis strėlės ir medinis lankas. Man atrodo, kad jis neturi stygos. Tai tiesiog medinė lanko dalis ir nėra jokio būdo iššauti šias strėles. Neturiu jokio supratimo, kiek jiems metų. Spėju turbūt daugiau nei 1000 metų. Pažiūrėk, kaip įdomiai tai atrodo. Prie galo pririšti paukščių plunksnas ir visa kita. Nors visa tai atrodo keista ir visiškai nenaudinga, man įdomu, ar šios akmenidės strėlės iš tikrųjų yra naudingos. Ar jos gali ką nors pradurti? Taigi, norėdamas tai išbandyti, man tikriausiai reikės... Man tai reikėjo vieno! Apelsinai turėtų būti labai panašus į kūną. Taigi, jei tai gali pradurti apelsiną, tikriausiai gali pradurti ir gyvūną. Tai buvo... tai buvo lengva. Taip, tai tikrai mirtinas ginklas. Tai neįtikėtinai šaunu. Gerai, pereikime prie mažiau lipnios dėžės. Aš jau ketinau ją išmesti ir net nesupratau, kad čia dar kažkas yra. Vaikinai, ar tai kardas? Taip, man atrodo, mes turime kardą. Ateik čia, noriu būti riteris. Na, pirmin. Tai beprotiška. Tai iš tikrųjų kardas, vaikinai. Tai taip kieta. Aš beveik tai išmečiau. Net neįsivaizdavau, kad toje pakuotėje buvo dar kažkas. Apie tai ar lanka nėra jokios informacijos, bet jei reikėtų spėti, abu šie daiktai tikriausiai yra kelių šimtų, jei ne 1000 metų senumo, kas yra beprotiška pagalvojus, kad kažkas tokio išliko tiek ilgai. Kas žino, kas galėjo naudoti tai prieš 1000 metų? Tai taip šaunu, tiesiog privalau. Turėjau tai padaryti. Tai nuostabu. Tau tikrai reikia nustoti badyti mūsų stalus. Taip, tu teisus. Gerai, šitas daiktas nuostabus. 10 iš 10 tikrai vertas pinigų. O dabar pereikime prie kitos siuntos. Toliau turime antrąją dėžę iš $3000 vertės siuntos. Šitą. Atidarykime ją ir pažiūrėkime, ką mums atsiuntė geri žmonės iš tamsiojo interneto. Tai turėtų veikti? Gerai. Velnias, tai iš tikrųjų neįtikėtinai stipru. Beveik pavyko. Beveik pavyko. Na, pirmin žmogau, manau mums pavyko. Taip, velnias, kas čia? Išpilkime tai ir pažiūrėkime, kas ten viduje. Ne. Ką? Kokia velniškai neteisinga tragedija. Kaip tai galėjo nutikti? Viskas gerai. Tai buvo tik 500 metų senumo Mingų dinastijos puodas. Nieko tokio, mes galime jį pakeisti. Tam ir gamina klijus. Po velnių, tiek to, einame prie kitos dėžės. Iš tikrųjų, esu labai susijaudęs dėl šios dėžės, nes iš visų iki šiol atidarytų dėžių ši yra pati sunkiausia. Šitas daiktas sveria kaip švinas. Be jokių ilgų kalbų atidarykime šią dėžę ir pažiūrėkime, kokių lodų gavome. Šį kartą pasistengsiu nesunaikinti to, kas yra viduje. O dieve, čia tikrai beprotiškai daug visko, jūs tik pažiūrėkite. Tai pati beprotiškiausia dėžė, kokią esame atidarę iki šiol. Norėčiau viską išversti ant stalo, bet tiesą sakant, kai kurie daiktai atrodo gana trapus. Todėl, manau, turėtume juos išimti po vieną, kad būtų saugiau. Pirmas dalykas, kurį matau, o dieve, kas tai per daiktas? Ką? Ne, tai taip keista. Ką aš iš vis užsisakiau? Gavau kažkokią 2000 metų senumo ateivą figūrėlę ar kažką panašaus. Tai keisčiausias dalykas, kurį iki šiol matėme, be jokios konkurencijos. Man nepatinka, kad nėra jokio paaiškinimo, kas tai yra. Jie tiesiog duoda man kažkokius daiktus. Manau, kad jau gana su tavimi. Gerai, pažiūrėkime, kas čia yra toliau. Turime dar vieną. A, čia dar vienas? Taip, tai dar vienas. Kas čia vyksta, vaikinai? Pasirodo, šitam daiktui apie 600 metų jis iš Afrikos ir beveik 100% prakeiktas, taigi man galas. Kalbant apie šią statulėlę, atrodo, kad jos gaminamos sėkmiai pritraukti, bet jei jas išveži į žemės, kurioje jos buvo pagamintos, tave užkeikia. Taigi turiu kuo greičiau grąžinti ją į Afriką, o kas žino, kas bus. Galbūt šioje dėžėje yra dar kažkas, kas panaikina tą prakeiksmą ir jie tarsi vienas kitą neutralizuoja. O dėl šitos, manau, jos abi yra tas pats, tik ši pagaminta iš medžio, o ši iš keramikos ar kažko panašaus. Gerai, padėsime šitas dvi čia
ir tikėkime, kad ištrauksime ką nors, kas nėra užkeikta. Besirausdamas dėžėje greitai supratau, kad čia yra dalykų, kurie yra visiškai nelegalūs. Dalykai, kuriuos Jungtinėse valstijose tau neleidžiama turėti ir visa tai gulėjo dėžėje tiesiai prieš mane. Gerai, vyrai, turėjau nustoti žiūrėti į tą dėžę, nes pradėjau rasti tokių dalykų, kurie gal ir neatrodo ypatingai, bet jei žinai, ko ieškai, tai yra vadinamasis dramblio kaulas arba dramblio iltis ir šitą galima labai gerai matyti. Tai yra pilna dramblio iltis. Šios daiktus Jungtinėse valstijose turėti yra nelegalu. Drambliai yra nykstanti rūšis, o dramblio kaulo rinkimas yra visiškai nelegalus, kaip ir jo pirkimas. Taigi, man gana baisu turėti tokius daiktus. Tai tikriausiai yra senoviniai įrankiai, kuriems 1000 metų ir nors jie tokie maži, aš vis tiek negaliu jų turėti, nes jie pagaminti iš dramblio kaulo. Taigi, visus šias daiktus padėsime į šalį, apsimėsime, kad jų neradome ir pereisime prie antro dalyko, kurio esu tikras taip pat negaliu turėti. Nors tai gali atrodyti kaip maišelis purvinų akmenų, iš tikrųjų tai yra romėniška keramika. Ir jūs galite sakyti, tai taip šaunu. Tu turi maišelį romėniškos keramikos, išskyrus tai, kad negali išvežti keramikos iš Romos. Taigi, manau, viskas tapo dar labiau neteisėta. Aš ką tik išpyliau šį keramikos maišelį ir čia yra romėniškų monetų. Čia yra nemažai monetų. O dieve, velnės, jų visur pilna. Ar čia viskas? Man atrodo, kad... Taip, man atrodo, kad viską surinkau. Čia yra 4 romėniškos monetos sumaišytos su visa šia keramika. Ar jie net žino, kad tai čia idėja? Manau, jas galima teisėtai pasilikti. Taigi, monetos pasiliksiu, bet dėl keramikos nežinau, ką su ją daryti. Jos nelaikysiu. Gerai, išpirkime paskutinius likučius ant stalo ir pažiūrėkime, ką dar turime. Velnė! Mes likome su paskutiniais 2 daiktais iš $3000 dėžės. Balta detalė ir kažkas šiame grėsmingai atrodančiame maišelyje. Gerai, ką turime toje baltoje detalėje? Oho, turime... Na, pirmyn! Padėk man čia! Vyrai, kas čia per velnės? Manau, kad tai kažkokia strėlės galvutė ar panašiai. Dieve mano, man atrodo, kad tai strėlės galvutė. Pažiūrėkite į tai. Tai atrodo neįtikėtinai. Oho! Tai nerealu, vyrai. Tai bauginančiai atrodantis akmuo. Aš ką tik jį sulaužiau. Nenorėjau to padaryti. Velnias. Netyčia nulaužiau šio peilio galiuką vos tik pradėjęs jį išpakuoti. Nesitikėkite, kad aš mokėsiu elgtis su gražiais daiktais, vyrai. Tai buvo tikrai gražus actekų durklas, kol nenulaužiau jo galiuko. Jeigu kada nors žaidėte žaidimą Minecraft, tikriausiai gerai pažįstate, iš ko tai pagaminta. Atrodo, kad tai pagaminta iš akmens, vadinamo obsidianų, arba tiesiog vulkaninio stiklo. Kai lava sustingsta, ji virsta šiuo šauniu juodu stiklu, kurį žmonės naudoja jau 1000 metų ginklams, ietims ir panašiems dalykams gaminti. Kadangi aš jau sugadinau šitą, panaudokime jį paskutiniam daiktui šioje dėžėje atidaryti. Manau, beveik pavyko. Taip, tai nieko nedaro. Bičiuliai, actekai, kurie tai padarė, tikrai prastai pasistengė. Tai turbūt blogiausias peilis pasaulyje. O, ką? Kas čia per dalykas? Gerai. Taigi, po kokių 5 minučių tyrinėjimo supratau, kad tai yra actekų mirties švilpukas, kuris, kai į jį pučiama, skleidžia kraują stingdantį klyksmą. Gerai, tai beprotiška ir žinai, mes turime tai išbandyti. Negalima tiesiog nebandyti. Gerai, tai kur į jį pūsti? Spėju, kad reikia pūsti į viršuje esančią skylutę. Gerai, pabandykime. O dieve, tai tikras klyksmas. Tai buvo garsu. O dieve, man net ausys zvimda, vaikinai. Kitas įdomus faktas apie šiuos švilpukus yra tas, kad actekų kariai juos naudojo mūšyje, kad išgąsdintų priešą. Jie pūsdavo į juos ir matyt riksmai būdavo tokie baisus, kad visa armija pabėgdavo nuo to garso. Tai aš galiu suprasti. Na tai tikrai siaubinga. Kai $3000 paslapčių dėžė jau baigta, atėjo laikas pereiti prie brangiausios šio vaizdo įrašo dėžės. Štai mes, vaikilai. $6000 senovinių artefaktų paslapčių dėžė. Ji buvo tokia sunki, kad vos galėjau ją užkelti čia. Bet dabar, kai ji jau čia, laikas ją atplėšti ir pažiūrėti, kas viduje. Pažiūrėkime. Turime šiek tiek. Eik, leisk žemyn. Turime dėžę. Turime prakeiktą medinę dėžę. Tai ne šiaip kokia medinė dėžė. Tai yra lobės skrynia. Jūs, vaikinai. Tai kaip tikra lobės skrynia! Negali būti! Mes gavome lobio skrynę. Esu labai susijaudinęs pamatyti, kas yra viduje. Eikit iš čia, elniai! Mes gavome geresnę dėžę. Pažiūrėkime, kaip atrodo $6000 piratų lobio skrynia iš tamsiojo interneto. Velnias! Ką? Mes gavome krūvą šaunių dalykų! Oho! Atrodo, kad gavome ne vieną. Bet ar tai? Taip! Mes gavome 2 piratų pistoletus!
Ar jie tikri? Na, tikri ar ne, tai iš tikrųjų velniška, tai tiesiog pats šauniausias dalykas. Kaip apskritai galima gauti piratų pistoletų rinkinį? Na, turbūt toks jau tas tamsusis internetas. Ten pilna keistų dalykų. Jie netgi šaudo, pažiūrėkit tai. Tai bus sunku pranokti tokį lobį. Na, tikri piratų pistoletai. Rimtai, tai nuostabu. Ką? Tai šlykštu. Jie man duoda stiklainį. Kažkokių piratų skardinių ar kažko panašaus. Taip bjauru. Įdomu, kas čia viduje. Kaip tai atidaryti, palauk. Negaliu. Štai, pavyko. Gerai, nuimkime šį dantelį ir pažiūrėkime, su kuo čia turime reikalą. Keista, nes net negaliu suprasti, ką užuodžiu dabar. Negaliu pasakyti, ar tai mėsa ar daržovės. O dieve, čia kažko yra. Čia yra... Kas čia per daiktai? Kas? Ar čia kiaušiniai? Kodėl? Kvepia saldžiai. Ką? Jei tikrai nori sužinoti, kas tai yra, tiesiog paragauk. Paragauti šito? Ar tu išprotėjai? Tai galėtų būti 100 metų senumo, kiek mes žinome. Ir tu nori, kad aš tai valgyčiau? Gerai, jei aš tai padarysiu, jūs turite paspausti patinka ir prenumeruoti. Aš to nedarau nemokamai. Tai vienintelis mano prašymas, vaikinai, prieš tai, kai tai mane tikrai nužudys. Gerai, atrodo valgysiu kažką kam 100, 200 ar 300 metų. O, gerai. Gerai. Dieve mano, vis dar negaliu pasakyti, kas tai buvo. Gerai, mes uždarysime tai. Palik tai. Užkask tai, sudegink tai, padėk tai. Mariau, įmesk į tranšėjos tualetą. Ar tau viskas gerai? Taip, taip. Pažiūrėkime, kas dar čia yra. Oho, kas čia per daiktai? Žmogau, jie man davė krūvą sudaužyto stiklo. Ką? Tai nebuvo sudaužytas stiklas. Tai buvo butelis. Ir manau, jis sudužo per siuntimą. Tai tikrai blogai, vaikilai. Na, matyt, negaliu laimėti kiekvieną kartą. Kaina, šiau skrynę, radau visokių tikrai šaunių artefaktų. Keistų keramikinių daiktų, piratų batų sagtis ir net tikrų piratų laivo vinių. Tačiau niekas neprilygo tam, ką radau skrynios dugne. Šitas sunkrus? Kas per velnes? Turime 2 tokius. O, dieve. Dieve mano, ar tai tikrai... Oho, vyrai, mes turime tikrų patrankos sviedinių. Ar čia yra dar daugiau? Nemanau. Tai tikrai pats šauniausias dalykas, kurį iki šiol radome. Aš visada norėjau tikro piratų patrankos sviedinę. Ir ką tik radau ne vieną, o ne 3. Oho, žiūriu į šios daiktus internete ir manau, kad vien tik iš jų galėjome atgauti savo pinigus. Kiek matau, kiekvienas jų vertus apie 6 ar 700 dolerių. Tai reiškia, kad šie 3 sviediniai verti apie 2000 dolerių. Vien tik ši saujelė metalo. Po visų šių nuostabių su piratai susijusių artefaktų, panašu, kad 6000 dolerių dėžėje liko tik vienas dalykas. Ir atvirai pasakius, nekantrauju pamatyti, kas tai yra. Turime kažką lengvo, kas tai bebūtų, na, pasirodyk. Tai dar viena savotiška mažytė lobio skrynelė. Ji lengva, bet skamba taip, lyg viduje kažkas būtų. Tiesiog atidaryk ją. Nereikia, aš pats. Ne, tai ne taip. Kas čia? Turime mažą juodą maišelį, jaučiu, kad viduje kažkas yra ir būtent tai kėlė tą barškėjimo garsą. Ant čia viskas? Čia yra piratų monetos, vaikinai. Tai tikros monetos iš nuskendusio piratų laivo. Žmogau, tai tikrai pats šauniausias dalykas, kurį šiandien radome. Ir žinoma, jie atsirado iš paskutinės partijos, kurią atidarėme. Vaikinai, ar aš kliedžiu? Ar ant šios monetos tikrai parašyta 6-7 ant nugarėlės? O dieve, man atrodo, kad taip ir yra. Taigi ši didelė moneta tikrai yra vadinamoji 8 dalis arba piratų dolerio atitikmuo. Kadangi piratai neturėjo 5 ar 1 cento monetų kaip mes šiandien, jie paimdavo tokią didelę monetą ir jei reikėdavo grąžos, ją supjaustydavo į mažesnes monetas. Žinai, turiu pasakyti, kad piratų lobio skrynia man buvo pati mėgstamiausia. Ir atsižvelgiant į to, kad kiekviena iš šių monetų kainuoja apie 1002 dolerių, o mes radome jų kokias 10, manau drąsiai galima sakyti, kad atgavome savo pinigus. Ir nors aš atgavau savo pinigus už visas šias dėžes, mes iš tikrųjų dar turime vieną dalyką atidaryti. Mes vis dar turime 100-mečio seifą iš pirmosios fosilijų dėžės ir raktą. Aš nemanau, kad tai yra tinkamas raktas. Ne, tai ne tas. Jis neįeina. O dieve. Taigi manau, tie tamsiojo interneto sukčiai atsiuntė man neteisingą raktą. Taigi mums teks rasti kitą būdą tai atidaryti. Ir man atrodo, kad turiu idėją. Turėjau nuojautą, kad tai vėl pravers. Atsidaryk. Mes tai padarėme.
Manau, kad ji gali, tik gali būti atidaryta. Kas čia viduje? Tik nesakyk man. Tik nesakyk, kad čia ryklių dantys. O Dieve, tai tikri suakmenėję ryklių dantis. Man jie labai patinka. Ačiū Jums, tamsiojo interneto žmonės. Tai nuostabu. Drąsiai galiu pasakyti, kad šiandienos lobio paieška buvo visiška sėkmė, o naršymas tamsiajame internete, nors ir pavojingas, atnešė beprotiškai daug nuostabių lobių. Komentaruose parašykite, kuris artefaktas Jums patiko labiausiai ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.